Kepenys įsaugoja mus, globoja, padeda mums išlikti sveikais. Sveiki, esu Jūratė Satja, Aiškaus matymo akademijos įkūrėja, medikė. Šiandien aš noriu Jums tarti porą žodžių apie mūsų nuostabų organą – kepenis. Kepenys yra tai, ko mes paprastai nematome, nejaučiame ir net nesusimąstome, jog jos yra tasai pats svarbiausias mumyse esantis organas, kuris saugoja mus, globoja, kuris padeda mums išlikti sveikais, kuris pirmasis pasitinka viską, ką mes įsidedame į savo burną. Taigi, mūsų kepenys yra toji mūsų laboratorija, kuri atrenka, atrūšiuoja, išskirsto visą tai, ką mes į save krauname. Labai reikėtų susimąstyti apie tai ir pradėti su savo kepenimis bendrauti geruoju, gražiuoju, gelbėjant jiems, padedant joms. Kaip tai galima padaryti? Mūsų kepenims, mūsų nuostabiajai kūno laboratorijai, skirstytojai, saugotojai labai kenkia riebalai. Riebalai nesvarbu kokie, ar gyvuliniai, ar augaliniai, jų perteklius skatina mūsų kepenis išskirti tulžį, mūsų kepenys nuo to silpnėja, alinasi ir negali atlikti savo pagrindinės funkcijos, tai yra įsisavinti maisto medžiagas ir išskirstyti, pašalinti tas, kurios yra mums nebereikalingos. Todėl labai rekomenduoju atkreipti dėmesį, kaip jūs maitinatės. Labai perspėju ir rekomenduoju nemaišyti kartu riebaus ir saldaus maisto. Apie tai yra jau daug labai kalbama, bet vis pamirštame. Riebus maistas užblokuoja gliukozės įsisavinimą kepenyse ir mūsų kepenys pradeda badauti, išsiskiria didesnis kiekis adrenalino ir prasideda tie negeri procesai, kurie skatina mus dar labiau valgyti, prasideda troškulys, organizmo dehidratacija ir visi kiti negeri reiškiniai, kurie augina svorį, iššaukia organizmo alerginės reakcijas, kurie nepadeda mums įsisavinti gerųjų maisto medžiagų, o tiesiog ir neleidžia pašalinti to, ko mums nereikia. Todėl tikrai atkreipkite dėmesį, kad riebus maistas ir saldus maistas mums visiškai nedera. Riebaus maisto vartokite kuo mažiau arba išvis, jeigu įmanoma, jo atsisakykite, nes mūsų organizmas laikosi ant gliukozės. Mūsų organizmai labai reikalinga yra gliukozė, tai yra angliavandeniai. Aišku, geriau yra sudėtingi, vėlgi juos reikia atsižvelgti, kokius vartoti, nevartoti greitųjų angliavandenių. Tai jums toks patarimas. Ir dar vienas mitas yra apie morkų sultis jau pagarsėjęs, aš apie jas irgi labai daug kalbu, kadangi tai susijęs su mano regėjimo sistema ir praktika. Tai morkų sultims nereikia jokio šlakelio aliejaus, nepasimaukite ant šitos melo kilpos ir morkų sultis yra geriamos vienos arba maišytos su kitomis sultimis, kaip aš visada miniu, su burokėliais arba obuoliais. O žinote, koks pats geriausias vaisius? Obuolys. Taigi valgykime obuolius, graužkime juos, triauškinkime ir būsime tikrai visi sveiki. Su jumis buvo Jūratė Satja. Iki.